Nuolat ginčytės, kas kaltas ar kas pradėjo konfliktą, tikėtina yra daroma didžiulė klaida dėl atsiprašymų. Vienas klientas net yra pasakojęs, kad klausė savo vaikų, kad jie įvertintų, kuris iš jų yra teisus ir kuris pradėjo. Be abejo, ir mes ginčijamės su Dovilė ir be jokios abejonės ir aš noriu likti teisus ir nekaltas, bet ženkliai svarbesnis klausimas yra ne pats konfliktas, o kas vyksta su atsiprašymu. Ir dažniausiai man sako, arba neatsiprašo nei vienas, arba atsiprašo tik tas, kuris kaltas. Ir tai yra didžiulė klaida. Nurimus turime suprasti, kad nėra svarbu, kuris kaltas ar kuris pradėjo. Jeigu mes konfliktuodami žeminom, menkinom, skaudinam antrą pusę, tai yra svarbu. Ir už šitą veiksmą ar šitos veiksmus mes turime atsiprašyti, jeigu norime išsaugoti ryšį poroje. Ir išduosiu, dažniausiai abu esam vienas kitas skaudinę, žeminę ar kažkokiu būdu menkinę. Supraskite, jeigu mes susiginčiam dėl kelio, kur sukti kairį dešinę, gali būti, kad aš buvau teisus, gali būti, kad net ne aš pradėjau. Bet ryšiui tikrai svarbu, kad aš atsiprašyčiau, jeigu aš savo tiesą įrodinėjau menkindamas ar skaudindamas, nes tokiu būdu mes galim grįžti į artumą poroje. Pasekite, jeigu įdomus santykiai, bus daugiau apie atsiprašymus, ką daryti, kai atsiprašymai neveikia, kaip reaguoti atsiprašymus ir kitas santykių temas.